Sveiki, esu psichologė Agnė Vaiciukevičienė. Nors darbinį kelią pradėjau 2009 metais, tačiau meilę šiai profesijai pajutau kur kas anksčiau. Dar būnant progimnazijos suole supratau, kaip gera būti tuo asmeniu, pas kurį gali ateiti kiti, pasidalinti savo iššūkiais ir jaustis išgirsti, suprasti, priimti. Kaip gera, kai tavimi pasitiki. Tuo metu atrodė, kad santykis tarytum savaime gydo. Tad gimnazijos laikotarpiu suradus psichologijos studijas supratau, kad tai yra būtent tai, ko trokštu. Tad nuosekliai siekiau savo svajonės ir tikslų. 2009 metais pradėjau dirbti vienoje iš gimnazijų su gimnazistais bei jų tėvais, o 2017 metais atidariau savo psichologinių konsultacijų kabinetą. Nuolatinis noras tobulėti paskatino ieškoti tolimesnių studijos galimybių, tad šiuo metu esu kandidatė kognityvinės elgesio psichoterapeutės kvalifikacijai įgyti. Žinau, visos ribos yra mūsų galvoje. Kaip yra pasakęs Fordas, jeigu manote, kad galite arba manote, kad negalite, abiem atvejais esate teisūs. Taigi, jeigu šiuo gyvenimo periodu jaučiate, kad kažko negalite, kad netenkina jūsų gyvenimo kokybė, jeigu jaučiatės, lyg būtumėte kažkiek užstrigę, kviečiu susisiekti ir kartu ieškoti jumise valios, galios ir tikėjimo būti savimi, tokiais, kokiais kviečia jūs būti jūsų širdis. Ne tam, kad kažkam įtiktumėte ar patiktumėte, ne tam, kad atitiktumėte kitų lūkesčius, o tokiais ir tam, kad jaustumėte džiaugsmą būnant savimi. Nes jūsų unikalumas yra jūsų privalumas. Ir jeigu šiuo metu šiek tiek pasitikėjimo ir tikėjimo tuo savyje trūksta, kviečiu susisiekti.